Laidą Sveikatos receptai pristato Floradix – skystosios geležies formulė su vaistažolių ekstraktais. Floradix – viso gero nuovargį. Sveiki, Aukštaitijos televizijos eteryje laida Sveikatos receptai. Kaip visada arčiau televizoriaus ekranų kviečiu tuos, kuriems rūpi ne tik sveikata, bet ir grožis. Tad dabar trumpai, ką matysite šiandien laidoje. Pavasario palydovė mažakraujystė. Kuo klastinga ši liga? Hemoglobino sumažėjimas tai jau ženklas, jog trūksta geležies. Tačiau ne vien hemoglobinas atspindi geležies stokos situaciją žmogaus organizme. Kas ta paslėptoji anemija ir kaip ją diagnozuoti laiku? Skaičiuojama, kad apie 20–30% žmonių serga mažakraujystė arba turi paslėptąją mažakraujystę, kuomet jau yra sumažėjusios geležies atsargos. Kokių profesijų atstovams privalu labiau rūpintis akių sveikata ir ką svarbu žinoti sulaukus pavasario? Saulėje būnant be apsaugos priemonių, akis gali pradėti ašaroti, parausti, dažna gali varginti padidėjęs jautrumas šviesai. Paprasti, nebrangus, tačiau efektyvūs būdai kovai su raustančia veido oda. Plonytė maža elektrinė adata yra suvirinami kapiliarai. Tai yra sulydomos tos gyslutės. Nuovargis, dirglumas, mieguistumas – negalavimai, dėl kurių dažniausiai apkaltiname nesibaigiančią žiemą, problemas darbe, šaltį ir ko gero net nesusimastome, kad to priežastys gali būti visai kitokios. Apie kokią ligą pranašauja minėti simptomai dabar reportaže. Liga, kuri neaplenkia nei mažo, nei seno. Liga, į kurios simptomus dažnai nekreipiame dėmesio. Kalbame apie ypač šiuo metų laiku labai dažną užklumpančią bėdą – mažakraujystę. Mažakraujystė tai arba anemija kitaip vadinama, visiems iš mūsų gerai žinomas terminas, su kuriuo tikriausiai tenka dažnai susidurti. Anemijos priežastys būna labai įvairios, tačiau dažniausia anemijos priežastis yra geležies stokos anemija. Geležis, kaip jūs žinote, tai yra labai svarbus elementas, kuris randamas raudonuosiuose kraujo kūneliuose esančiame hemoglobine ir geležis naudojama deguonies pernešimui įvairius organus, kadangi deguonis reikalingas šių organų veiklai. Kai trūksta geležies, organizmas patiria deguonies badą, o tai atsiliepia visų organų funkcijoms. Būtent todėl išryškėja ir kai kurie simptomai. Pasireiškus geležies trūkumui, dažniausiai pirmiausia tai atsispindi žmogaus gleivinėse. Odoje, lūžinėja nagai, slenka plaukai. Tada, aišku, sureaguoja ir širdis, kuriai trūksta deguonies. Atsiranda širdies plakimas, dusulys, nukenčia ir smegenys. Tuomet svaigsta galva, pablogėja atmintis, sumažėja darbingumas, kartais net sutrinka miegas. Geležies sumažėjimo priežastys gali būti labai įvairios, priklausomai kokioje grandyje jos trūksta. Jeigu geležies trūksta per mažai patenka į organizmą, tai gali būti, kai nepakankamai naudojama geležies su maistu, arba kai yra padidėjęs organizmo poreikis geležies atsargom, tai mažiems vaikams, paaugliams, nėščiosioms, arba sergantiems tam tikromis ligomis. Kita priežastis, dėl kurios gali trūkti geležies, tai nepakankamas pasisavinimas jos virškinamajame trakte. Nepakankamai geležis gali būti pasisavinama dėl įvairių virškinamojo trakto ligų, dėl gleivinių, dantų problemų, kai maistas yra blogai sukramtomas. Tai dažniausiai pasitaiko vyresnio amžiaus žmonėms, kurių gleivinės jau yra suplonėję, ir taip pat sergantiems tam tikromis ligomis. Ir trečioji priežastis, kai geležies gali trūkti organizme, tai jos per didelis netekimas. Tai gali būti ūmus arba lėtinis kraujavimas. Lėtinis kraujavimas pasireiškia sergant žarnyno ligomis, taip pat įvairiomis onkologinėmis ligomis, esant skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opoms. Nepriklausomai dėl kokių priežasčių organizme nustatomas geležies stygius, visais atvejais pirmasis žingsnis – atstatyti geležį. Būtina pakoreguoti mitybą, valgyti daugiau raudonos mėsos, daržovių.
Tačiau, kaip tvirtina medikai, vien su maistu gaunamos geležies neužteks. Tam yra naudojami įvairūs geležies papildai arba vaistai. Jų gali būti įvairiausių formų – tabletėmis, piliulėmis, skystos ir leidžiamos formos. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad prie tam tikrų ligų geriausiai pasisavinamos yra leidžiamos arba skystos geležies formos. Geležies pasisavinimui yra labai svarbu, kaip geležis naudojama. Jeigu geležį naudotume prieš valgį, žinoma, jos pasisavintų daugiau net 70%. Tačiau dažnai vartojant geležį prieš valgį ant tuščio skrandžio atsiranda pykinimas ir skrandžio dirginimo simptomai. Todėl vis tik geležį tenka vartoti tarp valgių. Labai svarbu, su kokiais maisto produktais geležį vartosime. Jeigu geležį vartosime su kava, arbata, su pieno produktais, kuriuose gausu kalcio, ji bus pasisavinama blogiau. Geram geležies pasisavinimui labai svarbu tam tikri komponentai palengvinantys jos patekimą į kraują. Tai yra vitaminas C, B grupės vitaminai, folinė rūgštis. Moksliniais tyrimais Norvegijoje atliktais buvo įrodyta, kad moterys vartojusios Floradix geležies preparatus skystos formos geležies atstatymo rezultatus pasiekė labai greitai ir efektyviai, nes būtent šiuose preparatuose yra medžiagų, kurie padeda geriau įsisavinti geležį, taip pat vaistažolių komponentų, sulčių padedančių geriau įsisavinti geležį ir kadangi preparatai yra skystos formos, jie greičiau patenka į kraują ir duoda geresnius rezultatus. Geriausiai pasisavinama yra dvivalentė geležis ir būtent Floradix preparatuose esantis geležies glutamatas yra dvivalentis ir yra vienas iš geriau pasisavinamo žmogaus organizme. Floradix skystosios geležies formulės ieškokite visose vaistinėse. Floradix skystosios geležies formulė jūsų geležiniai sveikatai. Sužinoti, ar organizme netrūksta taip svarbios mums geležies, galime vieninteliu būdu – atlikus kraujo tyrimus. Dabar reportaže ir papasakosime, kokius tyrimus svarbu atlikti ne tik siekiant išsiaiškinti, ar nesergame mažakraujyste, bet ir sužinoti, ar mūsų organizme yra pakankamos geležies atsargos. Kada paskutinį kartą atlikote kraujo tyrimus? Ar nesate vienas iš tų, kuris į varginančius negalavimus numoja ranka? To klausėme neatsitiktinai. Pasirodo, maždaug pusė sergančiųjų mažakraujyste to net nežino. Mažakraujystės problema tikrai yra aktuali Lietuvoje ir skirtingais moksliniais tyrimais ir Lietuvoje atliktai skaičiuojama, kad apie 20–30% žmonių serga mažakraujyste arba turi paslėptąją mažakraujystę, kuomet jau yra sumažėjusios geležies atsargos. Dažniausiai mažakraujystė nustatoma tam tikroms amžiaus grupėms, tai yra paaugliams, nes tai yra augantis organizmai ir jiems reikia daug labai statybinių resursų. Tai yra nėščiosios moterys, kurios dėl auginamo vaikelio pilvuke turi taip pat padidėjusius poreikius geležies bei vitaminų. Tai yra maitinančios savo pienų kūdikėlius mamos. Yra pagyvenę žmonės, kurie serga lėtinėmis ligomis ir taip pat, kurių, kaip sakyt, sveikimui ir periodų reikalingi resursai. Taip pat kūdikiai, kurie, kitą kartą gal negauna pakankamai geležies ir vitaminų su maistu. Ir kita grupė žmonių tai yra aktyviai sportuojantis. Sportuojant labai daug geležies ir vitaminų sunaudojama raumenų augimui. Dėl to gali būti tokia situacija, kad geležies nebepakanka hemoglobino gamybai. Laboratorijos medicina praktika gydytoja patarė profilaktiškai dėl mažakraujystės pasitikrinti kiekvienam, ypač pavasarį, kuomet sulaukiama daugiausia besiskundžiančių nuovargių, silpnumu. Jeigu žmogui nustatoma mažakraujystė, būtina išsitirti, kodėl jinai atsirado. Tai yra, jeigu žmogus yra visiškai sveikas, suaugęs ir nėra kažkokių tai, plika akimi arba matomų juntamų požymių
būtina išsitirti dėl sunkių, sudėtingų ligų, kurios gali pasireikšti, pirmasis jų požymis gali būti būtent mažakraujystė. Tai yra tam tikros sisteminės jungiamojo audinio ligos, vėžiniai susirgimai, kurių pati pradžia ir gali būti tas nuovargis, bloga nuotaika ir lydintis požymis mažakraujystė. Gydytojos teigimu, geležies stokos mažakraujystė viena lengviausiai diagnozuojamų ligų. Tereikia laiku pasitikrinti sveikatą. Svarbu žinoti, kad bendrasis kraujo tyrimas atskleidžia tik įsisenėjusią mažakraujystę, o ankstyvąją anemiją, kuri dažniausiai neturi išskirtinių simptomų, galima išsiaiškinti tik atlikus feritino tyrimą, kuris parodo, kiek jūsų organizme dar yra geležies atsargų. Skatindama gyventojus profilaktiškai tikrinti sveikatą, laboratorijoje Medicina Praktika tradiciškai pavasarį pasitinka skelbdama specialią akciją, labai taikliu pavadinimu "Nusimesk anemijos kilpą", kurios metu gyventojai daug pigiau gali atlikti visus reikiamus tyrimus, siekiant išsiaiškinti, ar organizmas nestokoja gyvybiškai svarbios geležies. Bendrą kraujo tyrimą, geležies koncentracijos ištyrimą kraujuje, feritino tyrimą arba geležies atsargų ištyrimą. Šiais metais mes akcijos metu siūlome naują tyrimą, tai yra homocisteino tyrimas, kuris parodo vitamino B grupės ir folio rūgšties trūkumą. Visi jau žino turbūt, kad dažniausiai anemijos arba mažakraujystės priežastis yra geležies trūkumas. Jinai iš tiesų būna 80–90% visų mažakraujysčių priežasčių. O antroji priežastis tai yra vitamino B grupės ir folio rūgšties trūkumas. Trūkstančių dviejų vitaminų sutrinka eritrocitų gamyba, jie pasigamina ne visai tinkami ir negali atlikti savo funkcijos. Tam, kad atskirti šias dvi mažakraujystės priežastis, mes rekomenduojame išsitirti ir homocisteino tyrimą. Medikai ragina nepamiršti pasirūpinti ir vaikų sveikata, ypač paauglių, kurie labai dažnai pavasarį skundžiasi nuovargiu, dirglumu, apetito stoka. Visus reikalingus tyrimus jums patogiu metu galite atlikti Medicina Praktika laboratorijoje. Galimybė matyti pasaulį dovana, kurią turime labai saugoti ir tausoti. O kas turi ypatingai rūpintis regėjimu? Dabar reportaže. Panevėžietis Vladislovas į optikos saloną Filman užsuko neatsitiktinai. Daugiau nei 40 metų vairuotojų dirbantis vyras sako, sužinojęs apie specialią akciją jo profesijos atstovams ir nusprendė pasinaudoti galimybę už ypatingą kainą įsigyti akinius. Visą kelią turi žiūrėti priekį, viską matyti net, kaip sako, kiekvienas smulkmena svarbi. Tai va ir susirūpinau, kadangi dirbta buvo daug metų 30 autobusų vairuotojų. O ten grafikas, kainininkai, žiūrėti reikia, apšvietimas nėra geras, ne kambario, tai ir akis gal ir pasilpo. Štai skaitimą jau reikia. Optikos salonai Filman jau ne pirmus metus ypatingą dėmesį skiria tiems, kurių akis labiausiai vargsta ir kurie turi itin atidžiai rūpintis savo regėjimu. 2011 metais optikos salonų tinklo Filman iniciatyva buvo atliktas tyrimas. Apklausa, kurioje siekta išsiaiškinti, kokių profesijų atstovų akis labiausiai vargsta. Apklausos rezultatai parodė, kad daugiausiai vargsta informacinių technologijų specialistų, finansininkų, vairuotojų profesionalų, mokslininkų ir studentų veikla užsiimančių žmonių akis. Remdamiesi minėtos apklausos rezultatais, 2012 metais Filman optikos salonų tinklas įgyvendino socialinę akciją. Kiekvieną mėnesį tyrime įvardintų profesijų atstovus kvietėme įsigyti akinius už simbolinę 1 lito kainą. Sulaukėme labai didelio susidomėjimo ir įvairių profesijų atstovų. Todėl 2013 metais nusprendėme šią akciją pratęsti. Ir visą kovo mėnesį mes laukiame vairuotojų profesionalų, kurjerių, ekspeditorių. Balandžio mėnesį Filman optikose kviečiame apsilankyti buhalterius, auditorius, finansininkus.
Taip pat kviečiame visų profesijų atstovus užeiti į Filmanoptiką ir išsiaiškinti, kuris mėnuo skirtas jų profesijai. Filman šiais metais didelį dėmesį skiria ir vaikams, mat pastaruoju metu specialistus neramina didėjantis skaičius vaikų regėjimo sutrikimų ankstyvame amžiuje, kurie nekoreguojami laiku gali turėti negrįžtamų pasekmių. Anksčiau klasikinė mokyklinė trumparegystė prasidėdavo paauglystėje. Tuo tarpu šiais laikais regos sutrikimai prasideda gerokai anksčiau, dar pradinėse klasėse. Be to daugėja vaikų, kurių regėjimas keičiasi kas kelis mėnesius. Stebėdami nuolat augančius vaikų regėjimo problemas ir siekdami, kad vaikiški akiniai būtų priimtini kiekvienam, kuriam jų reikia, 2013 metais Filmanoptikos salonai parengė specialius pasiūlymus vaikams. Šiais metais akinius vaikams pas mus galima įsigyti nuo 39 litų, o naujų lęšių keitimą kompensuosime tiems vaikams, kurių regėjimas per 3 mėnesius pasikeitė ir senieji akiniai nebeužtikrina regėjimo komforto. Būtina sąlyga reikia atsinešti vaiką prižiūrinčio gydytojo oftalmologo receptą akiniams. Todėl noriu pakviesti visus tėvelius susirūpinti savo vaikų akių sveikata, pasitikrinti akis pas vaiką prižiūrinti gydytoją oftalmologą ir su receptu užsukti į Filmanoptiką. Optikos specialistė primena, kad rūpintis regėjimu turi kiekvienas ir iš pirmo žvilgsnio niekuo nesiskundžiantis žmogus. Specialistė džiaugiasi, kad žmonės pagaliau pradeda suprasti profilaktinių regėjimo patikrinimų svarbą, daugiau dėmesio skiria akių apsaugai. Akinius nuo saulės reikia rinktis itin atsakingai. Geriausia tai daryti optikos salonuose, nes čia jie yra sertifikuoti. Tuo tarpu prekybos centruose, kioskeliuose ar turguje prekės labai dažnai būna nekokybiškos. Dauguma akinių tik tamsinti, be jokių apsauginių dangų. Kai mes užsidedame tamsius akinius, akies vyzdys išsiplečia ir per išplėstą vyzdį į akį patenka daugiau spindulių. Jeigu akiniai neturi apsaugų nuo kenksmingų ultravioletinių spindulių, tai mes netgi pabloginame situaciją nešiodami tokius akinius. Todėl prieš pasirinkdami akinius nuo saulės pasitarkite su specialistais. Kaip privalumas saulės akiniuose yra poliarizuota plėvelė, dengianti lęšius. Poliarizuota danga nuima atspindžius nuo horizontalių paviršių – šlapio asfalto, vandens, sniego. Dėvintis tokius akinius žmogus mato ryškesnį, kontrastingesnį vaizdą, natūralesnės spalvas, jo akis mažiau vargsta. Ypatingai šiuos akinius rekomenduojame vairuotojams, taip pat žmonėms, kurie mėgsta sportuoti žiemą, taip pat poilsiaujantiems prie vandens telkinių. Filman salonuose šį sezoną akinius nuo saulės galima išsirinkti nuo 24 litų, o patinkančius vardinius akinius įsigysite net 100 litų pigiau. Optikos salonuose Filman jūs rasite išskirtinį pasirinkimą ne tik akinių nuo saulės, bet ir akinių rėmelių, kitų optikos prekių. Svarbiausia, kad čia pagalvota apie kiekvieną klientą. Akinius galima įsigyti išsimokėtinai. Optikos saloną Filman Panevėžyje rasite pačiame miesto centre, Laisvės aikštėje. Raustanti oda, išsiplėtę kapiliarai – problemos, kurių taip lengvai nepaslėpsime. Ir taip puikiai žino tas, kas susidūrė su tuo. Tačiau ir nusiminti neverta. Yra būdų paprastų ir labai efektyvių šiai problemai spręsti. Išryškėjusios smulkios pavienės kraujagyslės veide ar net visas jų tinklas – itin dažna, sunkiai paslėpiama problema, varginanti ir jaunus, ir vyresnius. Ir vyrus, ir moteris. Dažnai moteris ateina ir skundžiasi, kad nuo mažiausio susijaudinimo išrausta, nuo staigių temperatūros svyravimų pasidaro raudona oda ir tai tęsiasi ir pusvalandį, ir valandą, jinai nepatogiai jaučiasi, vėlgi yra tokia estetinė problema. Tai pasireiškia gana jauname amžiuje. Tai galiu įvardinti netgi nuo 25 metų, kuomet pradeda silpnėti jungiamasis audinys. Jungiamasis audinys gali silpnėti dėl įvairių priežasčių. Pirmiausia, tai dėl ultravioletinių spindulių.
gali silpnėti dėl to, kad yra įgimta. Mes gyvenam tokioj klimato juostoj, kad staigių temperatūros svyravimų kaip ir neįmanoma išvengti. Tarkim, laukia -20, patalpoj +20, mes tiesiog turime eiti, turime skubėti ir mums nėra kada ten pastovėti keletą minučių, kol mūsų veido oda pripras prie aplinkos temperatūros. Jaunas merginos, tarkim, ateina ir skundžiasi, kad yra kažkoks tai kapiliarų rezginys, kurį užmaskuoti iš ties yra labai sunku. Gali tas kapiliarų rezginys pasireikšti bet kurioje veido vietoje. Kokia priežastis? Pirmiausia priežastis yra ta, kad paauglystėje tikriausiai spaudinėjo veidą. Tai yra spaudė inkštirus ir ko pasėkoje išspaudė kapiliarus. Kapiliarai tai yra plonytės mažos kraujagyslės, matomos odos paviršiuje. Iš tiesų, kapiliarų vieta arba tų mažų kraujagyslių vieta yra po epidermiu, bet kada plonėja tas epidermis ir kapiliarai pasidaro platesni, jie persišviečia. Kosmetologė Remigija Sušinskienė pabrėžia, kad tai pakankamai sunkiai valdoma problema, tačiau išsprendžiama. Plonytė maža elektrinė adata yra suvirinami kapiliarai, tai yra sulydomos tos gyslutės. Po procedūros kitą dieną ir dar savaitę matysis šašeliai. Jie nukris po 5-7 dienų. Tada tą vietą reiktų saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, neiti į soliariumą ir neskatinti, kad greičiau gytų. Tai yra kapiliaras turi arba gyslutė turi pati savaime suirti. Moteris puikiausiai gali išlaikyti tolygią veido spalvą ir tai tokiu paprastu, nebrangiu būdu panaikinti įsiplėtusias gyslutes. Procedūra atliekama ir vyrams, ir moterims po traumų. Būna, kad sutraumuota vieta buvo nubrozdinta, buvo žmogus užsigavęs ir ten lieka kapiliarai. Kapiliarų naikinimas yra atliekamas iki aktyvios saulės, tai yra iki gegužės mėnesio. Vasaros metu šita procedūra neatliekama dėl to, kad neatsirastų pigmentinės dėmės arba rūdmės. Kada yra bendras paraudimas veide, yra rekomenduojama daryti procedūras stiprinančias jungiamąjį audinį. Tai būtų procedūra, kuri kauptų drėgmę epidermiją ir pačioje dermoje, ko pasėkoje sustiprėtų jungiamasis audinys, sustiprėtų elastino skaidulos. Elastinės skaidulos apgaups kapiliarą ir jisai liktai kaip ir nepersišvies per epidermį ir liktai sumažės tas raudonis veide. Kaip minėjo kosmetologė, padėti raustančiai kapiliarų išvagotai odai šiais laikais tikrai įmanoma. Svarbu nelaukti, kol problema įsisenės ir nepamiršti profilaktinių priemonių, kurios nieko nekainuoja. Įsiplėtę kapiliarai veide specialistų vadinami kuperozė. Tai vengti tos kuperozės padėtų ir kai kurios priemonės. Tarkim, vengti ultrafioletinių spindulių, neiti arba riboti saunas, pirtis. Bendram organizmui pirtis ir sauna yra teigiamai veikia, tačiau veido odai nėra gerai. Jeigu moteris mėgsta lepintis pirtyje ar saunoje, jai reikėtų saugoti savo veiduką, kad jis nekaistų. Jeigu ir jūs kenčiate dėl raustančios veido odos išsiplėtusių kapiliarų, kreipkitės į kvalifikuotą specialistą ir nebandykite problemų spręsti patys. Nes, kaip tvirtina kosmetologė Remigija Sušinskienė, klientų eksperimentai su savo veido oda dažnai baigėsi dar rimtesnėmis, sunkiau įveikiamomis problemomis. Laidos pabaigoje, kaip visada, klausimas jums, mieli žiūrovai, į kurį teisingai atsakius turėsite galimybę laimėti laidos partnerio įsteigtą prizą. Tad dėmesio į ekranus. Teisingų atsakymų, kaip visada, laukiu elektroniniu paštu sveikatosreceptai@gmail.com arba SMS žinute. Žmogus laimingas tik tuomet, kai gerai jaučiasi. Tad ir linkiu jums geros savijautos ir susitikime lygiai po savaitės tuo pačiu metu. Kitoje laidoje matysite sveiko miego paslaptys, patarimai iš pirmų lūpų. Odos priežiūra pavasarį, ką svarbu įsidėmėti kiekvienam. Energija tiesiai iš gamtos.
Laidą Sveikatos receptai pristato. Floradix – skystosios geležies formulė su vaistažolių ekstraktais. Floradix – viso gero nuovargį.